Negaliu patikėti, Galiu galiu. Mes kiek laiko bendraujam? Jau labai, Aš nežinau. labai, palauk, duok Aš man tą. nežinau. Eina Indrutė, savo ačiū. Jo, už Indrė, linkėjimai? Indrė, Tikrai. jo. Aš tiek svajojau su tam gyvai susitikti ir aš tikrai galvojau, kad nenustebinsi manęs, nes aš jau lyg ir pajutau tave ir mes bendravom ir online, ir storius tavo visada matau, ir podcastus tavo matau. Ir kai pamačiau gyvai, tu esi gyva milijoną kartų gražesnė. Girdės? Jo, palikit ją gyvą. Tas pats. Jūs labai daug metaforų. Taip. Tai labai labai tu, wow. Ir iš tavęs gyva, tas yra gražu. Tik tiek. Tai ir iš tavęs tokia energija, žinai, susipina. Dabar taip, tikrai būsiu tiesiai šviesiai, seksas su švelnumu, ugnis su debesų pūkais, bet tu man tokia, aš negaliu, tokia kunkuliuoji. Nežinau, iš tikrųjų, koks vyras tave galėtų užkariauti. Be šansų, jo. Žinai, nekariaujant tą taiką ir gerumu. Tai gerumu ir taika tave galima paimti. Tai pradėkime nuo to. Papasakok apie save. Aš tai pažįstu, tai aš tai žinau, bet papasakok. Ką tau papasakoti? Man papasakok, kadangi aš nieko nežinau, kada jūs tiesiog pažiūrėkit. Papasakok. Žinai, esu etape, kuriame labai džiaugiuosi gyvendama savo gyvenimą. Esu savo turinti mažiau priekaištų, kurie dar taip visgi iškyla ir taip toliau, bet jaučiuosi ir graži, ir protinga, ir išmintinga, ir klystanti, ir nukrentanti, ir atsikelianti, ir bet kartais patinusi, už tai, kad persivalgiusi. Vat išmokau ne, bet su šitais menais. Bet Roberta reikėjo toks jausmas, kad žinau, kruvinais keliais kai kuriuose momentuose praėjau savo, žinai, nes esu buvusi sportininkė, sportinį šokį šokėja. Viskas pas mane pakabinta ant diplomų kaip validation, kad mane patvirtintų. Jo, aš atnešu diplomą, aš gaunu kažkokį tai atgal kažkokį tai, žinai, labiau mylintį žvilgsnį, aplodismentus, trenerio pripažinimą. O tau buvo svarbu tas pripažinimas? Tu dėl to darai ar dėl ko tu darai? Matai, žinok, nėra tai paprasta pasakyti, kas nuo ko prasidėjo, žinai, ar višta ar kiaušinis. Dėl to, kad kai aš šokau nuo 4 metų, kas kurį suformavo, žinai, nes sportas tau, tu gali būti ten visiškai, mano dukrytė žuvytė yra, tai, žinok, buvo sofos vaikas, išvedėme karate, užsikabino ir aš žiūriu, supranti, kad, čiuk, aštrėja, visiškai, apie kitą istoriją, ką aš noriu pasakyti, kad tą, ką mes darom ir tą, ką mes investuojame, tas auga, kaip su pinigais, ar ne? Tas ir auga ir pas mane irgi tas augo žinojimas, kad tai yra reikalavimas. Tai buvo, žinai, dar labiau ir labiau įsitvirtino faktas, kad tai yra privaloma. Nes iš tikrųjų, kiek aš jau žinau iš mūsų bendravimo, tai tu man tokia disciplinuota, griežta buvai tuo metu sporte, šokiuose, o dabar tu visiškai, žinai, debesėlis. Debesėlis toksai romantinis, toks. Labai aš tokia romantiška, pasidariau, nežinau, kas vadinasi. Žinau, tu sakau, drįsiu tikrai šiandien būti tokia visiškai gal gašlė, per daug atvira, bet tu man toksai, žinai, lengva, aistringa moteris, kuri kiekvieną dieną mylisi su gyvenimu, mylisi su aplinka, ta prasme, netiesiogiai. Ir tiesioginė. Ir tiesiogiai. Ir fiziškai, ne? Tavo žvilgsnis, žinok, jisai pjausto, čia orą. Tikrai pjaustai orą. Nes, man tu tokia, tai tu dabar tokia, tikrai, kasdien. Dabar tokia, kasdien. Ir aš šitą aspektu, ugnies elementu, apie ką tu kalbi, rūpinuosi kasdien, nes aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ta energija, ta ugnies energija, ta aistros energija, nes mes puikiai žinom, kaip galima eiti į darbą be aistros. Mes puikiai žinome, kaip galima tą patį vyrą pamylėti su aistra ir be aistros. Tai ta aistra, tas ugnies elementas, ar ne, jis ir yra, kaip aš tik dabar sužinojau, kad, žinai, kai užkuri, reikia nepaleisti.
Ir jis įsuka labai daug gyvybinės energijos, tai yra labai labai didelis užtaisas, dėl to žmonės taip iš proto dėl to kraustas, ar ne? Ne, kiek visokių visko įvyksta ir šeimose, ir vis taip kaip. Dėl to, kad tai yra surepresuota, sukontrastuota, ignoruojama energija. Bet jeigu tu esi šitoje, žinai, tos manęs gana atsipalaiduoja užpakalis. Bet mes kalbėjome, žinai, Roberta, atpalaiduok užpakalį. Tai čia tas vat ir yra. Labai daug reikia treniruočių to klausimą. Taip. Ir mes, žinai, galime labai primityviai suprasti, kad vien tik kalbame vien tik tais apie tuos reikalus, ar ne tiesioginius, tos fizinius. Ir yra kita, kai mes puikiai žinom, kiek tai atneša žinai, tos vidinės vibracijos, radiating ar ne, to švitėjimo ir taip toliau, tai dėl to, kad tu į tai kreipi dėmesį. Čia yra apie tai, kad tiesiog nepamiršk, kad šita energija irgi yra. Lygiai kaip tu širdį nori naudoti, lygiai kaip tu dėrybų metu nori smegenys naudoti, instinktus naudoti, lygiai taip pat tu nori naudoti va šitą visą savo kūrybinę ugnį ir eiti su aistra į darbą. Ir aš atvariau ir man čia, wow, žinai, kaip fainai. O įsivaizduok, jeigu aš čia taip sėdėčiau, tai va, pavyzdžiui, būčiau labai patys savo įdomi. Tu skraidai, tu po visas sales čia bėgiojame, aš jas spėjau gaudyti. Ir žinai, o dar ką atsiminiau iš mūsų pokalbių asmeninių, ne? Aš išduosiu truputį paslaptį. Ką tu man pasakei, atsimeni? Labai intimu buvo, labai seksualu buvo. Ką liepei man daryti, atsimeni? 40 berods dienų. Oh my god, this is intense. Dar intensyvu. Pasakyt? Taip, kaip tu taip supratai, prašau. Normaliai, iš karto nuo savęs nusijėmė. Transmisija buvo, palauk, transmisija buvo tau. Kur tu su tuo keliauji po to, čia yra tavo reikalai. Gerai? Palauk. Taip, nu? Gerai. Taip. Tai dabar, ką jinai man pasakė? Sako, Roberta, išlaisvink savo moteriškumą. Sako, instrukcija, atsisėsk prieš veidrodį. Nuoga. Tai tikrai tai bus veterija? Taip, aišku. Atsisėsk nuoga ir sako... Nes, žinai, esmė kokia čia yra moterims, kad jos išlaisvintų save ir nebebijotų būti moterim. Nes kaip tu nori būti sėkminga visame kame, gyvenime, santykiuose, versle, padėti su aistra žmonėm, jeigu tu savęs aistringai nemyli? Kaip? Tai va aš iš tavęs tą patvirtinimą gavau. Žinai, kaip galima. Bet aš, pavyzdžiui, daug metų taip gyvenau. Kaip vyras. Taip. Gali. O taip, tu taip negyvenai. Kokia tu kaip vyras. Kaip metalinė varai, su disciplina, žinai. Va tada, va tau viskas pavyksta. Bet tik tais yra vienas klausimas, kiek pavyksta tau su tavąją laimę. Ar tau tikrai pavyksta tau su tavąją laimę ir santykių su tavąją laimę. Nes vėliau ar anksčiau, aš žinau, turbūt kitą prasme, taip žinok, jau, va taip, žinai, taip net konstatuoju. Dėl to, kad jeigu tu save identifikuoji kaip moterį, tu gali save identifikuoti ne kaip moterį, tada yra kita psichologinė linija, ar ne? Bet jeigu tu save identifikuoji kaip moterį, yra prigimtinis, nu čia kaip gimdant vaikus, jie tie instinktai, supranti, jie įsijungia ir jie yra. Tada netgi 100 kartų užmiršai, kada užmiršai, taip, niekada nebandėjai to daryti. Pirmo vaiko niekada nebandėjai gimdyti, tiesa. Jo, bet tie instinktai jie yra. Ir vėliau ar anksčiau, kas atsitinka, ir čia yra laiko klausimas, žinai, ar mes ant 60, ant 70 tas suvokia moteris, ar ant 40. Man ant 40 tas labai ryškiai atėjo, kad tai yra prieš mano gamtą. Ir va tada prasidėjo prieš mano va tą prigimtinę, Danielės mama aš esu. Aš gebu savo pilve išnešioti sėklą ir pagimdyti patį gražiausią šitoje planetoje vaiką. Mano vaiką patį gražiausią, tavo vaiką patį gražiausią. Tai va to kas čia yra, čia ne tavo turtas. Mes antiek, supranti, turtingos esam, kad mes dar užpumpavom savo intelektą ir dar varom vienodų tempų su vyrais. Ane? Tai žiūrėk, mes pasivijom čia intelekte vyrus. Ane? O tada kur širdis, kur mūsų gimda, kur mūsų gimdymo instinktai ir panašiai. Ir čia netgi tiesiogiai susijęs su išsilavinusiu moterų gimdymo statistika, tarkim, ar ne? Na, kiek tai tiesiogiai, nes tai yra gamta. Mama gamta. Čia yra natūralūs dalykai. Ir tu gali pavaryti, tu gali
paeiti labai intensyviai kaip vyras, aštriai persidirbus, bet tu pati Tai žinai, 40 metų, nu ne visai 40 metų, ne, bet kažkuriuo metu, kai jau išėjai į sportą, tu pajutai, kad tampi vyru, nu tu vyriškai viską ėmėjai savo rankas ir visus iki pat 40 metų. Aš sakyčiau, gal, žinai, va, tas 40, aš dabar pradėjau tas keistas virsmas, kai jau, žinai, pradėjau kvepėti 40 mečių. Kiek ten vyko, žinai, o ten visada, žinai, viskas vyksta akumuliaciniu būdu. Dividendai. Visiškai. Ir kiek čia mes ėjom iki tol, kol mes susivokiam, kad reikia kažką tai šiftinti, kiti klausimai. Viena, ką aš žinau, tai žinai, kaip tas vyras po darbo, kai grįžo, jau žinai, pastačiau. Ir jis ten gali susiskaičiuoti, ten namus, plytas, kažką įkainoti, įvertinti, įvertinti savo darbą, ar ne? Tai va, aš sakyčiau, kad va, tas perėjimas, mano tas šiftas, kuris įvyko su tokiu labai aiškiu, žinai, už notarizavimu. Atidirbau kaip vyras. Bet labai žiauriai skamba iš tikrųjų. Jo, ir tada prasideda verkimo etapas. Verkiai? Oi, labai daug. Žinai, kaip verkia, o žinai, kodėl verkia? Verkia iš tikrųjų iš to tokio, žinai, ir desperacija, ir valymasis, ir vienas toks yra labai faina verkimo kokybė. Tai papasakosiu, pavyzdžiui. Čia kaip su veidrodžiu panašiai bus, temkit. Negaliu susikauti su tavim. Yra tokia viena verkimo kokybė, kada, pavyzdžiui, tarkim, moteris yra apie tai, kad jinai priimti turi, ne? Čia yra kaip lytinis aktas, reiškia, jinai priėmime, dėl to net lytiniai organai yra į vidų, ne? Vyro yra išorė, jis yra tas davėjas. Ta vyriška ir moteriška energija, lygiai taip pat mumise, vyriška ir moteriška energija, ne? Ir reiškia, jeigu aš visą laiką variau iš savo berniuko vyro, kada, žinai, davėja esu, jo, visą laiką esu davėja ir tas statytojo namo, kada ateina etapas tas priimti. Supratau, man dabar reikia išmokti priimti, kaip smagu. Ir smagumėlis prasideda. Ir prasideda tas smagumėlis su kiekviena diena. Kai vyras atidaro, bando atidaryti duris tavo, žinai, ten į kokią nors kavos namus, ne, šiaip iš gatvės paprastai, ne? Ir sakai, aš pati. Ir sakau, okei. Tada, ir žinai, ir va taip atsitrenki kiekvieną situaciją, tokias mikro, ir kol, žinok, tiek daveda, rimtai. Tai blogai su manimi. Tai blogai. Ir dūdas paleidžia. Aš tavęs klausausi, kokia aš esu, aš einu, man duris nereikia, aš galiu pati. Nesako mane biškai. Tai va, ir tada žinok, ir kai pradėjau pastebėti, kiek smarkiai, aš galvoju, kad aš nepriėmime esu, aš jau savo konstatavau šitą faktą, pamačiau tą savyje, visą kitą, jau čia pradėjau išmiluoti, čia pokytis, sakyti, bet sakau, tas susidūrimas su kasdienas, tas mikro, dėl to mikro, kiekvienas žingsnis yra svarbus. Gerai, susimoviau, neleidau, kad man kažkas atidarytų duris. Nepavyko būti moterį, pabuvau vėl vyru, ką dabar darysi. Kitas žingsnis, gerai, kažkas man kažką pasiūlė, žinai, dar kažką, priėmime, komplimentą, priėmiau ar atmečiau, žinai. Ir tas po truputį, žinai, pasakau tau, kaip gražiai atrodai, žinai, o tu ką, baig tu, Jėzau, neįsimiegojus. O tai apie ką čia, va tas. Ir sėdėjo mašinai vyras, nėra verta moteris. Va taip ir yra. Ir dėl ko man tu labai labai imponuoji, patinki be galo, nes tu esi ta tokia moteris, daugeliui moterų, reiktų į tave atkreipdėmėsi, tavo stovyklose sudalyvauti, pabūt tavo energijoje ir suprast, kad gal stop jau būti tais vyrais, reikia būti to moterim. Papasakok apie stovyklas, kaip jos gimė moterų stovyklos ir ką jūs ten veikėt, kada aš gausiu bilietą. Dabar varom. Išrinktieji, ten tik tiksliau išrinktosios. Į Toskaną, varom dabar į Toskaną ir varom į French Riviera ir bus amazing ir bus tema Mothering Yourself. Mama sau. Kaip gimsta stovyklos, žinai, kaip gimsta paprastai, pasakysiu. Gimsta dviejopai. Pavyzdžiui, atėjo pas mane tokia ta tema Mothering Yourself. Mama sau, nes metai laiko, mama sau. O kaip aš save myliu, o kokia aš sau mama esu? Nes mama, tu visiems visais apšokinėjai ir ta mintis, kad dabar stop, dabar tu save apšokinėjai. Tai čia dėl to? O, gerai. O čia tokia gili praktika, kad man nepasirodė. O paskutinė Toskana. Taip, buvo kokia tema?
Paskutinė Toskana buvo self-love, meilė savo, o dabar aš einu į va tokį va per mothering self. Visiškai noriu būdinti mūsų tą, žinai, trokštų išbūdinti tą mūsų pradą, nes motinystėje mūsų yra pats pradas. Ir aš labai noriu pabrėžti, kad jokių būdų moters vaisingumas fiziologinis, arba noras, arba nenoras, arba ar tai populiaru norėt dabar, ar nepopuliaru tavo bendruomenėje, ne, visiškai nėra susiję. Kiekviena moteris, kaip ir kiekvienas vyras irgi, bet tai yra labai stipri tema, tai net neliesiu, turi tą gimdybinį pradą per savo moteriškai pradą. Ir jeigu tu jį išjudini, viskas, mes važiuojam. Traukinuku, čiukučiuku. Linksmybės prasideda. Tai žinai, aš turiu temą, aš jaučiu, kad aš į savo sprangi persikės išsimarinavau ir dabar galvoju, okay, o kur aš dabar tai padėsiu? Dreba grindis ir šitas fotelis juda nuo jos. Tai kur aš ją padėsiu. Ir tada, žinai, surandi materiją realizuoti. Tada gimsta tau iš tavęs ir tada, okei, gerai, taigi aš turiu savo tą namą Toskanoje, jisai ne mano namas, kad privatus, bet ten yra ypatingas namas mano atrastas ir taip toliau. Važiuojame Toskaną būtent šitą temą. Bet į tą patį grįžtate, ne? Grįžtam į tą patį ir paskutinį kartą, nes taip pat irgi jaučiu, žinai, kad turi pasibaigti. Tai kalbant, žinai, irgi tą, o kaip gimė čia, žinai, čia kaip apie biznį pakalbėkime, ne? Tai ant tiek ne apie biznį. Kad, žinai, Toskaną jaučiu, kad atėjo, mes turim atvažiuoti, išbūti per Mother Yourself šitą, ir tai bus tas reveransas, ir tai bus viskas, ir tai bus uždaryta. O darysi dar, ar jau viskas? Išsijus. Nėra plano kol kas. Ne. Tai ką tu veiki be stovyklų? O aš dabar, žinok, esu tokiam kūrybiniam tranze, ekstatikui, dėl to, kad pagaliau po šitiek metų visų bibliotekų, skaitimo, keliavimo, įvairių praktikų per save perleidai. Žinai, kitas kaip tas Kolumbas, per save perleidęs įvairias labai praktikas ir visam pasauliu, per save, žinai, viską, ką galima, žinai, kaip eksperimentinis tas triušiukas. Ir, žinok, ir dabar kaip tik esu turinyje kūrimo meditacijos praktikų kurso, kur tinka ir tokia kaip tau. O ką daryti, žinai, nuo ko man pradėti praktikuoti, o čia joga, gal čia religija, o čia budizmas, kas čia, žinai, o aš jogos mokytoja, pas mane Buda stovi, o pati esu vaiką pakrikštys, tai apie ką? Tai apie tą patį. Sugrįžt namo į save, žinai, ir tau pasidarys viskas aišku. Tai va, tokį meditatyvinį kursą man jis toks labai, man, žinok, deimantas mano, aš jaučiu, kaip aš jį augini? Jo, aš jį auginu, labai pilvelį nešioju, dabar, žinok, tai užsifilmuosi, tai sakau, kiek srautas eis, tiek filmuosi, nedaugiau, taip tegul būna. Iš pajautimo auginsi tol, kol... Jo, visiškai mano bendis. Viskas. Jo. Reikia mokintis tų dalykų iš tavęs labai stipriai pajausti, išjausti ir daryti su meile. Nereikia, o noriu, pajutau. Labai iš tavęs tas eina. Bet aš, žinai, tas Maslovo vis tiek ta piramidė. Vis tiek reikia pavalgyti, mokesčius sumokėti apie tai? Aš apie tai, kad moterys neretai dvasingumą, ypač vasėčiai, tokia Milana, žinai, iš jogos mokytoja, čia aš irgi taip noriu. Ir biškiai įsifantazuoja su gėlėtom suknytėm, aš sakiau, žinai, čia mano būdavo alergija, tos moterys, sakau, su gėlėtom suknytėm, sukasi, viskas man duos, o aš sakiau, ar klyžai. Tai, žinok, visgi harmonija ir pusiausvyra. Visgi mes turim turėti raumenukus ant savo kojyčių ir stovėti tvirtai ant savo kojų. Kaip moterys. Tu kalbė apie finansus? Taip. Žinai, ir aš tau galiu pasakyti, man yra be pigų, kas buvo šiaip labai brangu. Ir mano kūno sąskaita ir viso ko, kad atsidurti tokioje vietoje, kur aš taip apsidėliojau, kad Milana, jeigu nori daryti šitą meditacijos kursą, kadangi tai yra dvasinės ir energetinės ir psichologinės intensyvos praktikos, man tai yra tikrai brangu, aš žinau, kiek aš kelio nuėjau. Nes kainuoja pasiruošimas mokslai. Tai investicijų ten geriau net nepradėti. Matematikos čia geriau net nepradėti jungti, supranti? Ir aš taip noriu be šitos matematikos tai daryti. Ir šita prabanga yra išsiperkama. Kodėl? Todėl, kad aš išsiperkau bulką. Ir aš įsipirkau stogą, kaip šiais laikais įmanoma įsipirkti visaip kaip, ne, bet tarkim, nesmė niuansai, bet tai prasme, kad bazė jinai turi būti, ar ne? Pas tave yra vyras, pas mane, pavyzdžiui, nėra vyro, ar ne? Aš esu vieniša mama, pas mane yra dukra.
ir dabar sėdi meditacija, kuria nesvarbu, kiek čia pinigų tono, tai faina, kada yra tas jausmas, kada aš kuriu iš laisvės jausmo. Yra labai svarbu baimės, to žinai, to faktoriaus, baimės faktorio kūryboje neįsileisti, nes tada kūryboje nesraute. Tai dabar žiūrėk, tavęs klauso moteris, kurios ieško savęs, bando kažką čia daryti, bet jos supranta, kad jeigu jos sustos eiti į darbą, kas atsitiks, nebus pinigų išlaikyti gerbuvio šeimoje vaikų, o jeigu dar viena augina, ne? Jo. Tai vat, kaip dabar jai tą paleisti visą, sunku, finansus visus paleisti ir dabar jau, kaip sakant, pradėti kurti. Be šansų. Su šansais. Jeigu tu investuoji 80% daugiau savo pastangų į savo mindsetą, o ne į veiksmą, kuris yra bukai užprogramuotas tas pats. Žinok, aš sakau bukai, nes aš lygiai taip pat apie save. Aš kai pagaunu savo tos, žinok, beždžioniuko lygmens įpročius, tai žinok, wow, galvoju, Milonėlė. Šitiek metų, žinai, ant tos tokios ir ant to mindfulness, sąmoningumo, mes beždžioniuko esam visiškai rūšiukas. Žinai, kur ten, važiuok, kaip greitai grįžtam į senus tendencijas, į seną galvojimą ir taip toliau. Tai mums labai smarkiai reikia pumpuoti savo mąstymo būdą, kaip mes mąstom, kaip mes žiūrim, savo požiūrio kampą, ar ne? Ir jeigu tu eini į darbą su nemeilė, nes tau nepatinka, tai tavo visas energetinis laukas ir mes išnekam būdų. Ne, tau tikrai nesiseks, aš garantuoju, aš galiu diplomą tau už tai išrašyti, kad tau nepasiseks, jeigu tu eisi tokia, o kas nori, aš tai tokio darbuotojo visiškai nenoriu. Ne. O kokią aš priimsiu pas save į darbą, ne, į mano veiklą, ne, man reikia kažkokio žmogaus, kokią aš imsiu šviesą, aš imsiu visą vibruojantį. Ką daryti, kad tu būtum konkuliuota, jeigu tau nepatinka, ar ne, tu turi dirbti su savo šičia ir labai labai smarkiai. Tai dabar apie tą konkuliavimą. Užvedėjai šitą temą. Bet palauk, bet žiūrėk. Lengvesnė ranka turi pasidaryti dalykus, kuriuos turi pasidaryti. Nesureikšmint. Reikia tarti, tu atari. Be aukos vaidmens atari, bet tačiau. Ir tada, kai tu atversi tą procentą, kur aukos vaidmuo tavie suėdė energijos, tu investuosi į tai, kas tau patinka. Po darbo valandų, nes tu turėsi energijos, kad ir papildomas 5 minutės, plus sveikesnė nervinė sistema. Jeigu taip aš noriu pradėti, nuo ko iš vis pradėti, ne tada, kada aš jau pradėjau, bet nuo ko iš viso pradėti. Pradėti žiūrėti į tai, kaip tu mastai. Čia yra ne tai, kad protauti IQ, kaip tu mastai, kokios tavo mintis, o tu kai žiūri veidrodį, apie ką tu savo. Esi bjaurybė ar gražuolė? Aš drąsiai sakau tą bjaurybę, žinai, nes dabar nekamon. Mes nežinom moterų, mes nežinom savęs. Aš tą žinau ne iš kitų moterų, aš žinau tą iš savęs. Iš savęs, tikrai taip. Jo, ar aš pakankamai protinga ir taip toliau visi šitie dalykai. Ar aš pakankama. O jeigu baisu iš tikrųjų, ar aš esu pakankama. Į čia investuoti savo didžiausius pinigus. Tai yra laiką. Ne pinigai kaip pinigus, bet laiką, valiuta. Brangiausia valiuta yra laikas. Būtent. O ne užsukti savigraužoje, o kiek po to mes gulim ir valiojamės šitose mintise tą laiką, ar ne? Ką aš sakau, investicija pakeisk, į kurį krepšelį dedi. Ar dedi į tą savo senovinį krepšelį, kurį kaip po kad matai tavęs nebetenkina, nes kažką tu nori keisti. Ar tu sakai, palauk. Vat kaip pas tave, žinai, aš niekada neinvestavau tokiu būdu, kaip tu siūlai. Palauk, Milonė, o tai, kad tu niekada neinvestavai, tai tikrai man veikia? O pavyzdžiui, ten kažkokia situacija, kur aš matau, kad mano finansuose kažkas ne taip. Tai palauk, tai jeigu ne taip, kažką reikia keisti. Bet vien nuo buko veiksmo mes nenorim pradėti, nes tu nenori kaimynų gyvenimo gyventi, supranti, Roberta? Tu ne kaimyno klausi, tu pasiklausi po to, bet tu pirmiausia pajus, ką tu kalbi iš viso, koks pas tave yra požiūris į save, koks tavo požiūris į pinigus, koks tavo požiūris, ne? Tu esi nelaimingas sekso gyvenime, o koks tavo požiūris į tavo kūną, koks tavo požiūris į apskritai laisvumą šito kalbėsenos, ar ne? Ar tave purto dabar nuo to, kad aš pasakiau žodį seksas, ar ne? Bet tu nori gero sekso. Jeigu tu nori gerų santykių arba jeigu tu nori pinigų, kaip tu kalbi su pinigais? Apie tai, vat. Dabar galvoju, kur aš pamačiau
garbė žodis, neatsimenu, kur pamačiau, bet, žodžiu, kai kalba žmonės, kad ne piniguose laimė, man pinigų nereikia, kažkaip, neatsimenu, pas ką pamačiau, bet, žodžiu, esmė kokia, kai tu sakai, kad man gerai ir be pinigų, man nereikia pinigų, tai jų ir nebus. Taip. Kai žmonės teigia, kad ne piniguose laimė ir nesifokusuok į pinigus, aš kaip nesutinku? Aš nesutinku, dėl to, kad jeigu tu nori... Aš tau šitą pasiteisinimą iškart nuimsiu, iš karto iš dvasinę kalbą, aš visiškai sutinku su tavim. Visiškai. Kaip gerai. Viskas. Iškėpė. Kaip gerai, nes jeigu tu nori turėti gražų kūną, ką tu darai, ne? Tu mylėt pradedi pirmiausia save, tada galbūt į salę, nevalgai sveiką maistą. Jeigu tu nori turėti pinigus, tu juos pradedi mylėti ir pinigus vadinti pinigais, o ne pinigėliais, centukais, ar dar kažkaip. Dabar, kadangi taip užkabinom pinigų temą, aš apie pinigus, ne, bet... Visiškai neaktuali. Aktuali. O ką aš kasdien, žinai, girdžiu iš moterų prie to, kad tu sakei, pradėkim mintise kažką kurti, jau keistis, ne, jeigu norim keistis. Ir tada, aišku, ten pinigai, bet vyras yra, kuris sako, tu nesugebi, tu negali, tu nedaryk verslo, nesikeis, nesitransformuok, nes tu nesugebi. Ir dar prie to pačio, jeigu reikia kažkur kažką su pinigais kurti, pradėti daryti, investuoti ir kažką, irgi sodina. Tai kaip tada tai moteriai tvarkytis? Jeigu jinai nori, bet ją vyras sodina, kas tada? Žinai, kai viena esi, tai... Laisvai. O kai tave stabdo vyras, ką tada? Kai viena, tai labai laisvai, kai skęsti pati save ir ištrauki meluoji. Geras šitas. Aha. O jeigu tai skęsti, bet yra šalia vyras, nes, kuris žinok, nes jeigu aš, pavyzdžiui, būčiau, tarkim, turėjus kokiu nors reikalų su alkoholiu ir silpnybė, aš su malonumu būčiau labai daug vakarų iš sielvarto pakilnojus buteliuką. Jeigu būtum turėjus, bet tai neturėjai. Tai čia tas žinai, toksai tas ant to. Kada mes gyvenam, tarkim, mane butas, aš jį žiūriu, žinau, kaip sriubos puodą. Taip. Žinai, ir tie ingredientai, žmonės tenai, situacijos, kokia tavo aplinka. Ir kai mes žinom tendenciją į pervirti ir po to jau nebeatrinkti ingredientų, kas toj sriuboj. Bet tam tikrų etapų gali jauti, kad ne taip, neskanu, ne taip kažkas. Ir žinai, kame yra problema, aš iš tos, žinai, meditatyvinės, tos sąmoningumo pusės, yra tas toksai blind spotas, tas akligatvis, kur tu iš tikrųjų nebematai. Tu tiesiog tapai tuo pačiu, tuo buzalu toj sriuboj. Buzalu. Jo. Ir čia yra, žinai, tas, jeigu, pavyzdžiui, labai destruktyvus vyras namuose, arba moteris, o vyrai, aš jūs labai myliu, moteris yra įvairios ir įvairiai. Taip. Mes turim visi savo šešėlius, o papa yra reikalų. Nesvarbu, kas užverda šitą tokie, toksiškumą šeimoje ten arba kažkur tai yra, kadangi artimi žmonės yra labai, labai sunku išlipti ir tu jau nebematai. Jo. Kaip narkotikai. Jo. Būtent. Ir kaip tą pamatai, tas, žinai, pirmą pamatyti. Kai tu tą pamatai, ar tai draugai, ar tu pati jau jauti, kad tau jau kažkas ne taip ir panašiai. Aš teisingai suprantu, kad ne vyras stabdo, ne vyras žlugdo, bet tu pati nematai, ko tu nori ir pasiteisinimas tik tai vyro neleidimas. Tu esi ištekėjusi sėkmingai moteris, ta prasme, kad sėkmingai, kad žinai, tai yra tęstinis. Išsiskyrusios moteris, mano tai santuoka labai senai baigėsi, aš senai esu išsiskyrusi. Jau gal 12-13 metų. Ir aš pagalvoju atgal, ir jeigu, pavyzdžiui, nebūtų buvęs toksiškas variantas, nebuvo toksiškas variantas, graži santuoka buvo. Bet, pavyzdžiui, aš verdu ir man tuo metu taip ten aktualu, žinai, taip ten aktualu, ir dabar, kai aš išlipu po dekados iš to, aš pasižiūriu ten atgal. Ir kokią aš išvadą padarau, žinai ką, žiūrėk savęs. Todėl, kad tikrai savo buvusio vyro tu neprisiminsi. Po dėka. Ne, palauk, tai jeigu neišskirsim ir gyvensim, tai kaip tada? Jo, bet čia yra, žinai, kas yra, bet čia yra, žinai, ir žmonėm kaip nepatogu, kaip nepatogu. Ir gal supranti, kaip nepatogu kalbėti tom temam. Ir tada žiūrėk, kaip trigerina, bet aš neįsiskirsiu, tai ką tai reiškia, kad aš irgi įsiskirsiu. Ir čia žinai, kaip yra. Yra ta visuomeniai, tokia, neleidžia taus, o jėtus, pasižiūrėk, išsiskyrė, ne? Viena žymi pora, kita žymi pora, pažiūrėk, kaip jos ėda. Kaip jos ėda, kokie jie blogi, kad išsiskyrė.
vyrybas, čia yra apie vieną, va tokį, žinok, budistinę tiesą, kuri yra apie apskritai, čia visur yra tiesos, bet galbūt va, per budistinę tą tokią prizmę, kad iš tikrųjų viskas, kas fizinė, suyra. Pajusk. Tu šaudai kaip tai. Fizinis suyra, todėl neprisirišk prie fizinio. Ateina vyras, išeina vyras. Ateina namai, išeina namai. Ateina situacijos, išeina situacijos, mes visi išeiname. Supranti? Tai vat negilinant to tiesiog tiesos, kuri labai daug žmonės liūdina, o bet man tačiau... verčiasi viskas pilve, va taip, va tiesiog taip verčiasi, kad aš nežinau, ką daryti. Todėl, kad kaip seksas, taip ir mirtis, taip ir materijos suirimas yra tabu kalbėti apie tai, supranti žmonėse. Tikrai taip. O bet tačiau, kai man pradėjo kapsėti, kai mums sakomės vidurio amžiaus krizės, ciksi, čia yra apie tą patį. Ir mes sulaukėm, mes bėgt pradedam nuo to, ne? O dabar žiūrėk, tu transformuok šitą energiją. Tu sakai, man 40. Tau dar nėra 40. Greitai bus. Tai, man 41 jau. Kaip fainai. Nu, nepasakyčiau. Tik skleidžiuosi. O, kiam pirmas žiedas. Nu kaip su jie normaliai susikaupt, suprantat? Palauk, apie ką mes aš Ne, aš pamečiau. Apie žiedą ir apie ką? Prisimenat? Kaip mes galim transformuoti šitą vat, savo baimę, ne? Mes bijom ten savo kūno, bet norim laisvo kūno ir gražaus kūno. Kai mes jo bijom, jis niekada nebus gražus, kad ir kokia forma. Neišsiskleista. Jo, iš viso jokio šansų. Nes tu pirmas dalykas, tu jo niekada nerodysi savo. Dabar eina mintis į galvą. Aš noriu ten vyro visokio kokio, ne, aš labai noriu, bet kaip tas vyras ateis, jeigu tu pati užsidarai ir savęs bijai, savo kūno nemyli, bijai, kaip jis gali ateiti pas... Neteis, ne? Ateis. Bet ateis kažkoks... Žinai, kaip ateis? Kaip? Ateis toks žmogus, kur tau labai reikia patvirtinimo, kur tu galvoji, kad tau pagydys tavo traumas. Bet ateis toks žmogus ir tada tu būsi karminiam ryšį. Tai žinokit, jūs neįsivaizduojat, jum tai gerai jūs už ekranų, o aš tai esu šitoj energijoje, man karšta ir mes dar su jie, kad pratęsimas bus. Varysim. Bet palauk, mes dar nebaigėm. Čia dar reikia atgalios eiti. Taip, einam. Palauk. Transformuoti. Tai žinai, nepabėgsi. Transformuoti. Jo, šitą energiją, kuri tave gazdina, jinai tau labai daug pasako, laiko tėkmė mane pradėjo gazdinti. Kiekvienas amžėjantis žmogus pradeda bijoti laiko tėkmės. Kodėl ateina liga, ateina mirtis ar ne ir taip toliau. Kaip mes tą galim transformuoti? Pas mane atėjo tas, iš tikrųjų pradėjo tiksi tas laikrodukas, žinai, o kaip aš noriu nugyventi tas savo likusias dienas, arba dieną, arba 2. Kodėl? Todėl, kad būtent mes imam kaip savaime suprantama, tai kad mums skirtas rytojus. Ir vieni gali sakyti, negąsdink, tai nereikia, čia taip kalbėti tokia, čia nuotaika buvo gera, žinai. Aš sakau, come on, šiek tau pasisekė. Žinai, tau pasisekė, tu šiandien nubudai. Tai čia tas ir yra ta transformacinė energija, kur sakai, wow, man pasisekė šiandien. Tai gali būti paskutinė mano diena, ką aš noriu su tuo padaryti, kaip aš noriu dirbti savo šitą rutininį darbą. Reikia eiti į darbą ir jį išmyluoti. Na, aš gi sakiau, visur eina ir mylisi su gyvenimu. Taip, todėl, kad tai gali būti paskutinį kartą, kada tu atsidarai tą. Ir čia nėra gąsdinimas, čia yra tokia tiesa. Ir tai yra taip faina suprasti, dėl to, kad tada, kada tu grįši namo pavargusi, tu nepamesi vieno dalyko, vis tiek nueisi ir pabučiuosi savo vaiką. Tai, kad tai yra vis tiek svarbiau negu tas tavo darbas. O kitu atveju galbūt ir nenueitum, dėl to, kad iš tikrųjų labai pelnytai esi pavargus ir turi visą teisę nepabučiuoti. Kaip tu reikalinga tokiom moterim, kurios realiai pasakysiu? Iš puodo reikia, matai, žinai kaip yra, sakau, dėl ko, žinai, pavyzdžiui, Toskaną mes važiuojam ir taip toliau. Žinai, čia tas yra kaip save ištraukti. Aš kaip ištraukiau pati, tai aš išvažiavau į Indiją. Mėnesį laiko, aš žinau, kad man reikia atsitraukti, nes tai yra nebeįmanoma. Kad viskas skęsti, nebeįmanoma. Atrodo, visur čiuptukai ir visur sujungta esu tiesiog su viskuo. Ir jau yra viena nukerpi, supranti, kits prikimba, viena nukerpi, kits prikimba. Tai va, paėmė save ir kitą sriubą įdedė. Žinai, kitą puodą, į kitą peizažą ir panašiai. Taip yra geriausia. Kiek Indijoje laiko tu pabuvai? Mėnesį. Mėnesį? Jo. Ką labiausiai iš ten atsimeni? Suvokimą,
patirtį, jausmą, kas sukrėtė labiausiai? Visa kelionė? Žinai, kad galiu gyventi, iš tikrųjų galiu gyventi kaip vienuolė. Ką turi minti? Nu, va, aš išgyvenau universitete, aš gyvenau įstaigoje. Ta prasme, kad tai yra, tai yra ir universitetas, bet tai yra ir dvasinė, visas skėtis dvasinis, jo. Tai labai panašiai aš budistų vienuolius esu mačiusi, gyvenančių, žinai, tokia kitoj struktūrai, kitokiu būdu, ne universitetiniam. Ir žinai, tas rutinos turėjimas toks kaip kareivinis toksai. O tu žinai, kad aš po 18 metų stojau į karo akademiją? Ne, naujiena. Ir Švedijos karinį jūrų laivyną. Neįstojau, ačiū Dievui. Va tas, žinai, rutininė disciplina. Jo, vienuolio, sportininko. Tu tokia spalvota, kas dar? Visko. Vienuolis, sportininkas, armija. Jo, taip. Čia yra tas, žinai, kur vat pagal programą. Taip. Aš galiu būti tokioj pagal programą ir tai labai stebina mane. Kai aš esu tokioj laisviai, man kartais aš pailsiu struktūrai. O žinai kodėl? Aš tai išversiu į tą lietuvių kalbą. Todėl, kad mano moteris pavargo ir jinai norėjo atsiremti į tokius, žinai, į tą univero sieną. O tai yra vyriška energija. Tada, kada tau įdrėbė košę tą pačią per tą pačią 3 kartus dienoje, visą tą patį mėnesį, žinai, paprastojų būdų, ne apie tai, bet yra bazė. Ir tu esi pamaitinta, stogas virš galvos, arba tai yra, pečiukas yra ir yra bazė. Ir čia yra tas moters pradas, kaip aš ilsiuosi šitam saugume. Nes jeigu jis yra asketiškai paprastas, ir ta bazė, ten toksai neasketiškai viskas tvarkoje, tai tvarkinga, bet tikrai labai paprastai pagal europiečių standartą. Ir moteris tame ilsisi. Ir žinai, ką aš supratau, kad tai moteriai, kuri man atrodo čia Gucci, Armani, čia rankinukas, tas sanas, mums reikia feelingo saugumo šito. Ne Gucci ir Armani mums reikia. Yra tas, aš gaunu tam kantinę, toj virtuvėlėje savo tą košę ir aš žinau, kad aš ir vakare ją gausiu. Ir man tai saugu. Taip. Kad į tą pačią lovą sugrįši, žinai, kad viskas gerai. Ir čia moteriai ne apie tai, kad jai daug reikia, jai feelingo reikia, jai reikia to jausmo iš vyro. Aš noriu paklausti apie save, ką tu galvoji apie mane kaip apie žmogų, apie specialistą, apie tai, kokia aš esu, ką tu jauti, ką tu matai, tiesiai šviesiai galima. Aš jaučiu, kad pradėjai minkštėti nuo tos Robertos, kurią aš susipažinau telefonu, ten tais voice messages. Jo. Labai daug davai. Aš jaučiu, kad labai teisinga dinamika vyksta šeimoje, ką mes ir kalbėjome. Žinai, tu negali laikyti metalo struktūros ir tikėtis, kad vyras bus vyras, moteris bus moteris, kad viskas vyks tai, žinai. Taip, jeigu toliau moteris laikys metalo struktūrą. Ko palinkėtum? Bet visom moterim, tokiom karžygėjom, tokiom sportininkėm, ne tik realiai sportininkėm, bet gyvenimo sportininkėm, kurios varo, daro, dominuoja. Ką palinkėtum visom tom, kurios dabar žiūri išsižiojusius, sudžiūna jom lūpos? Aš tau noriu palinkėti. Gerai, priimu. Aš tau linkiu sudaryti taiką arba priimti savo vyrišką aspektą, kuris tiek daug išgeneravo visko. Tu išvežiai visą savo šeimą į Australiją. Aš turėjau tokią mintį pati ir labai įdomiai mums sinchronizavo. Nori, kad dabar pradėčiau verkti, ne? Aha, nes aš čia man tokia istorija, kad aš toj pati dūdas paleisiu. Ir mano moteriškas sprendimas, meloji, buvo: man to yra per daug. Vienai man to yra per daug. Ne dėl to, kad nėra ar kažko. Dėl to, kad pati jautiesi taip, čia apie feelingą, čia ne apie aplinką. Tas ir yra, ne, labai aiškiai atskirti. Kad man to yra per daug. Tau to nepasirodė per daug. Tu įsivaizduoji, kiek tu krūta. Man pasirodė per daug. Tau nepasirodė. Ir aš tau labai linkiu šitai savyje pamatyti, įvertinti, pripažinti ir leisti tavo vyrui pasirūpinti tavimi ir tavo 3 vaikais. O tau daryti tai, ką tau geidi, ko tu nori. Nes tu viską jau pasidarei. Tu sėdi va aukso luitas. Pas tavai visos žinios yra viduje. Nebūtas, neuždirbtas, ne mašina, kuri išvažiuoja iš parkingo, ne? Čia
Įvažiavo naujas automobilis, šas išvažiavo naujas automobilis. Taip, taip, tikrai taip. Tai va. Bet tai, kas yra Tai va. manyje ir yra mano visada ir bus Visada turtas. tavo, visada tavo. Ir čia yra ne apie tai, kad tu nebepajėgi, ne, bet tiesiog, žinai, tiesiog taika su savo vyriškuoju aspektu ir tada mes galim būti savimi. O tas, tu visada savo esi, žinai, tu visą laiką esi available, tu esi visą laiką pasiekiama. O, aš Alio? žinok, tau. Tuo susitiksim. Melanėlė, alio. Valgom, varom valgyti. Tai mūsų laukia nuostabi vakarienė ir pratęsimas, kurio nematysit dėje. Pratęsimas, matai, tau yra kiti reikalai, čia pratęsimas studijų, mano. Taip, ir paskui mes dar turim susitikti, nepabėgti. Turim susitikti dar nepabėgti. Taip. Tai, va, Gerai. tai labai ačiū visiems, kurie buvot kartu. Matėt mūsų aktą. Bet tą sekso dalį, žinok, mes dar padiskutuosim. Kaip nors gal ir paleisim.